Šeimininkė turi 2 gaidžius per dieną, jie padeda 10 kiaušinių. Klausimas, kiek kiaušinių padės per savaitę? 3 × 3 - 3 lygu. Kvadratinio kampų suma lygi. Ir visų kampų suma. Televizorių žiūri vienas senelis, 2 tėvai ir 2 sūnus, kiek žmonių žiūri televizorių. Koks skaičius yra prieš 190? Po. 191. Ledas kainuoja 1 eurą. Klausimas, kiek kainuos 10 tokių porcijų? 10 eurų. Balandis turi 30 dienų, o kitas mėnesis turi 1 dieną daugiau. Kiek kitas mėnesis turės dienų? 31. Skaičių tiesiai bus kairiau negu 4,7. Ne, bus dažniau. Taip, atsakymas teisingas. Ar teisinga lygybė -6 + 2 = -8? Ne. Teisingas atsakymas. Diskriminantas tai yra skaičius, kuris gaunamas iš realių ar kompleksinių skaičių polinominės lygties koeficientų ir su kuriuo galima nustatyti lygties sprendinį. Tai gal ir ką nori spręsti irgi, ar nelabai? Dabar per 1 minutę nuo 0 iki 9 turėsite nupiešti konkretų daiktą. Naudojant skaičius. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Šitus skaičius naudojant turit nupiešti kokius piešinius. Galima detektyvių panaudoti. Ir dabar jums laikas pagalvoti, kokį piešinį piešti 1 minutę. Tada galėsite pradėti piešti. Saulė piešti. Turi pagalvoti. Negalima piešti 0, tada nupieši 1. Mažas didelis. Kokiais nori? 2 į dešinę. 2 į dešinę. 3 į kairę. Tada grįžti atgal. Per tą pačią vietą turi grįžti atgal. Grįžti atgal. Ir turi atsisėsti. Sėsti. Sėstis čia sėsti. Tiksliai apskaičiavai žodžiu. Kada dalyvavo 164 motociklai, 48 keturračių, 138 automobilių ir 64 sunkvežimių ekipažai. 2015 metų Benitas Vanas pirmame etape čia jau rezultatai. Nelaimė 8 etape Dakaro ralio etape Benitas Vanui tikrai nepasisekė, automobilyje dingus vairų stipritumui, jam susilaužė riešą. Apie automobilį. Čia jo galingumas, kiek sunaudoti degalų, koks ilgis ir taip toliau. Čia, ką žinau, kilimas koks, čia lempos, čia kokius paveikslus galima skaityti arba taip, plakatus. O čia kažką iš didelį ant sienos paveikslą kokį padaryti, arba kažką sukliuoti. Čia galų sienos spalvinti juodai, čia pakabinti kokios nors lempas, ar čia kaip kalbėjau visi tas groteles ant sienos pakabyti, čia kokia nors spintelėje, čia galvoju gal pastatyti kokį nors gale kampą, kad visi galėtų atsisėsti. Čia dar nors spintelė. O iš kur mes tą kampą gausim? Tai žinau, gal padaryti nors taip.
Toksai kaip ir stovas, lempukės tokios pakabintos apšvietimu, po to čia tūbai tokie kaip atsisėdimai, stalas, po to pintukiai tokie. Stalas, čia kėdė, čia sofa, čia viskas. O čia galima nuo sienos baltą, juodą, baltą. Sienos ir ten spalvotos lempos, kad atsispindėtų mygtuko ar ratėlių šviesa. Po to ten kėdės sujungtos, kai ten matėme. Ir po to ten tas iš tuo karnizo, ten tas, kaip atsigul būtų minkšta. Čia knygos bendrelis ir paveikslas čia kažkoks. Čia va nudažyta ir, kaip... Tada čia ant kolonų iš švitinės pusės tos lentinėlės mažos. Ir tarp čia ta yra spintelė, kur, atsidaroma kaip pasarnė ten. Va šitą knygų. Jo, ta knygų tokia spintelė. Realiai spintelė? Ne. Siena ten, kur Erikas padarė. Ta, su lemputėm. Tas lemputėm. Pamąstę, nutarėme savo energiją panaudoti keičiant mokyklos erdvę. Tad kviečiame direktorę prakirpti šias juostas ir patekti į mūsų erdvę. Ai, kokia atsakomybė. Sieksit? Komandinis darbas yra atliekamas daugiau ir žymiai lengviau. Susipažinome su skečio programa. Visiems labai patiko. Tai palavino mūsų vaizduotę ir erdvinius pojūčius. Taip pat eksperimentavome su matematikos pamokos vedimu. Tapome mokytojus. Ir pamaniau, kad yra naudinga įsivertinimas savęs ir rengtis visiems praktiškai. Vedžiau matematikos viktoriną. Tai buvo visiškai kitoks požiūris į matematiką. Supratau, kad tai net ir sudėtingas ir pat kartą ir įdomus mokslas. Džiaugiuosi, kad šio projekto dėka galėjau įsijausti į kitą vaidmenį. Nebuvau mokytojas, buvau mokinys. Mano klasiokai gerai pravedė pamoką, aš gerai praleidau laiką ir buvau aktyvus mokinys. Supratau, kad 9 klasės mokiniai, kai nori, gali. Jie šaunuoliai, sutinkat?
Thank you.